Alio, pradedam. Viešą susirinkimą pradedam, bet dėja iki šiol niekas nėra prisijungęs, tad labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Viešą susirinkimą liktai norisi pradėti, bet kol kas daugiau prisijungusių nėra. Taip, pradėt trumpą pristatymą ar truputį lukter dar? Dar vyr architektas turi prisijungti. Tai gal palauksim truputį. Tai gerai, gal pradėkit. Mhm. Gerai. Viešą susirinkimą dėl visuomeninių pastatų grupės mokslo paskirties pastato rekonstravimo paskirties keitimo komercinės pastatų paskirties grupės paslaugų paskirtį ir turtinių vienetų formavimo Molėtų rajone Molėtų miesto Graužinių gatvė 5 projekto viešinimą pradedam. Projektas buvo paskelbtas birželio 4 dieną Molėtų tinklapyje, taip pat buvo pastatytas stendas prie objekto teritorijos, bei informuoti aplinkinių sklypų savininkai. Tačiau per visą viešinimo laikotarpį iki viešo susirinkimo jokių pasiūlymų, pastabų ar kažkokių pareiškimų nebuvo gauta, nei raštu, nei elektroninėje erdvėje. Tad aš trumpai pristatysiu viešinamą pastatą. Pastatas randasi centrinėje Molėtų miesto dalyje, šalia pradinės mokyklos ir ligoninių teritorijos. Rekonstruojamas pastatas kažkada, aiškiai, buvo jo paskirtis gydymo, po to pakeista į mokslo. Dabar ilgą laiką jisai buvo neeksploatuojamas. Privatizavus šį pastatą buvo inicijuotas detalaus plano sprendinių pakeitimas ir vadovaujantis detaliuoju planu šį pastatą, šį mokslo paskirties pastatą dabar numatoma jo paskirtį keisti į komercinės pastatų grupės, taip pat 20%, kaip numato klasifikatorius, numatoma įrengti 6 būtus, tai jau 20% bendro ploto. Pastatas principe yra užstatymo plotas jo nedidinamas, tik tai tiek, kiek yra, matosi, uždaromas pirmą aukštą nišos ir dalinai yra, kadangi rekonstrukcija yra išplečiama antstato dalis, truputį ten į 6 metrais padidinant ir išplečiant per 2 metrus iki karnizo. Antstate yra numatoma įrengti 4 būtus, į kuriuos patekimas bus iš 2 aukšto laiptinėse, kadangi čia pastato principinė nešanti schema yra skersinės nešančios sienos su plokštėm, tad kažkaip su viena laiptinė darant koridorius, ten praktiškai problematiška yra rengti. Trečiam aukšte buvo priimtas sprendimas daryti į tuos 4 trečio aukšto būtus patekimui iš 2 aukšto. Taip pat pagal ploto
iki 20%, dar numatoma antrame aukšte įrengti 2 butus, 2 3 kambarių butus rytinėje pastato dalyje. Šiaip pastato visas pirmas aukštas ir didžioji dalis antro aukšto yra skirta komercinių paslaugų teikimui, komercinės paskirties paslaugų teikimui, tai bus pirmam aukšte, tai gal grožio salonas bus, aiškiai, nu, kitos, čia patalpos bus nuomojamas ir čia pagal tą specifiką, kas pagal savo paskirtį, pagal poreikius bus naudojamas tos patalpos. Pirmame ir antrame aukšte yra į pirmo aukšto patalpas yra pagrindinai dvigubi patekimai, vieni patekimai yra tiesiogiai iš lauko ir iš koridoriaus pirmam aukšte. Tuo, kad kadangi koridoriaus pirmame aukšte vienas numatomas A klasės tipo sanmazgas žmonėms su negale, tad iš kiekvieno kadastrinio vieneto, kur skirstomas paslaugų paskirties kadastrinio vieneto, bus galima patekti į sanmazgą pirmame aukšte. Analogiškai numatoma vienas sanmazgas su negale antrame aukšte, kadangi taip pat bus galima patekti iš visų ten esamų komercinės paskirties patalpų. Į antrą aukštą, iš pirmo į antrą aukštą numatomas, reiškia, su negale turėklinis keltuvas. Po visų pastatų yra didelis rūsys, tad, reiškia, rūsyje numatomi pagalbinės patalpas sandėliukai ir 2 didelės, reiškia, tokios patalpos, kur galima bus naudoti kažkokiem užsiėmimam irgi, reiškia, komercinės paskirties 2 patalpos, kurių plotas virš 100 kvadratinių metrų. Kadangi šios patalpas yra aukštos, jos yra įgilintos, gal kažkada jis gali tarnauti kaip viso pastato priedanga. Nu, viso pastato tarnauti kaip priedanga, kadangi perdanga ties šitą vietą yra apie 1,20 m. Kažkada galbūt tai buvo įrengta kaip priedanga tos patalpos. Taip, fasadai paprasčiausiai antram aukšte, reiškia, langai sudedami į esamas nišas, pirmam aukšte formuojamas, lygiai taip pat formuojami langai ir trečiame aukšte. Pastato sprendimas yra dekoratyvinis tinkas šviesaus ir pilko tinko dekoratyvinio tinko derinys. Tas matosi vizualizacijose. Teritorijoje numatoma rengti 2 mašinų parkavimo aikšteles, tai pietinėje dalyje ir rytinėje dalyje. Kiekvienam kadastriniam vienetui numatoma, reiškia, pagal naują klasifikatorių ten yra, reiškia, po vieną ir būtam po vieną vietą aikštelėje. Taip pat numatoma dalis truputį rengti, kadangi bus 6 butai, vaikų žaidimo, mini vaikų žaidimo aikštelėje rengti. Šalia pradinės mokyklos sklypo. Butuose antrame aukšte, kur bus rengiami 4 butuose, numatoma ant stogo įrengti terasas, kurios bus į šiaurinę pusę, į Vilniaus gatvės pusę. Dalis. Gal tiek trumpai, jeigu kokių klausimų būtų, bandysiu paaiškinti. Dar noriu pasakyti, negali vyr architektas prisijungti, kažkaip gal, pažiūrėkit, gal priimti reikia. Kol kalbėjau, tikrai, atsiprašau, nepaspaudžiau. Dabar prijungiau. Tai jau nepaspaudžiau. Kol kalbėjau, tai taip.
turėtų būti prisijungęs, girdėti. Kas iš to, kai nieko negirdėjau, nepriėmė. Tai. Oi, atsiprašau, Gediminą, aš kažkaip jau vieną užkalbiną, pradėjau kalbėti, nemačiau, kad nepaspaudžiu. Prie sklypo plano grįžk. Taip. Sklypo planas, gal aš jungsiu tą pirmą. Kaip ten gaunasi su parkavimu? Taip, parkavimo numatyta yra pietinė dalis, rytinėje dalyje rengti vietos. Pagal dabartinius reikalavimus ten kiekvienam būtų reikia po vieną parkavimo vietą ir tiem komercinės paskirties kadastriniam objektam, kabinetam irgi numatau po vieną vietą, gal bus po vieną žmogų ten, kadangi pagal tuos reikalavimus. Elektromobilių čia nereikės? Įkrovimo elektromobiliam? Elektromobiliam? Nes man atrodo, priklausys jums čia elektromobiliam įrengti kažką, ne? Vietas vieną ar dvi. Ne, aš neskaičiau, nežinau, kiek čia gaunasi, bet... Pagal... Aš pasitikslinsiu, nuo vietų skaičiaus priklauso. Aišku, čia nebus problema, jeigu reiksi, ko gero, ir bus įrengiama. Šiaip jau vietos turi, tai žinai, čia galima dantį nesugandus, kad po to ligoninės teritorijai čia nestatytų jūsų gyventojai. Tai galėtumėt keletą vietų ir viršaus užmest, ne tą skaičiuojamąją visiškai, nes gyvenimas rodo tai visiškai kitaip. Perspektyvoje, pagal detalų planą, matote, šiaurinėje dalyje tarp tos didelės aikštelės ir reiškia, numatyta dar užstatoma teritorija nedidelė. Tai reiškia, užstatant bus dar tarp to pastato, pateikinėsiu, aš neužilgo irgi to projektą, už to pastato iki pat Vilniaus gatvės dar bus viena didelė aikštelė, kuri bus gerokai, bus, manau, kad aprūpins papildomai. Dabar likti nesinori jos plėsti. Bet iš Vilniaus... Iš Vilniaus gatvės nebus patekimo, kadangi numatytas teritorija tarp to pastato iš rytiniai pusėje bus pakliuvimas. Būtent aš jau formuoju taip, kad ten organiškai jungtųsi su kita aikštelė didelė. Nes čia, žinai, kaip visada atsiras gudragalvių, tada čia pilna jau taip ta ligoninė užkišta. Taip, numatoma šitoje vietoje automatinis šlagbaumas statyti tokio, kaip Mindovos teritorijoje pastatė, tiesiog su pulteliu kiekvienas ties, kuris važiuoja, įvažiuoja. Labiau ligoninė, labiau ligoninės turėtų pasistatyti. Taip. Šiaip tai visiems, kiek tikrai užteks tų vietų dabar, kiek čia yra numatoma, tuo labiau aš nemanau, kad čia bus tos visos išnuomotos, kur ten palaipsniui čia reikės gal dar 2-3 metų, kol visas įsinuomos, visas patalpas, neskaitant būtus, kurie būtai gal jie greičiau bus naudojami. Tai aš būtent parkavimo aikštelę numačiau 6 būtai, 6 vietos pietinėje dalyje. Ir vaikų žaidimo nedidelė aikštelė, kadangi visiems tarp mokyklos pastatą man 10 metrų reikia išlaikyti, numatau. Pastatys ten smėlio dėžę, kokias kalniukas. Matau vaikų žaidimo aikštelę, tai čia tik tai, kad pliusas prisidėt, kaip ir čia prie visur kitur, žinai. Visiems ten bus, būtai bus vienas kitas mažas, tuo labiau, kad aš negaliu pagal STR iki langų man 10 metrų reikia atsitraukti, būtent palieku tą aikštelę. O šiaip tai viskas čia pagal to detalio plano sprendinius, maksimaliai viską ten, stengiausi viską. O šitą tai pala fasadai, kokia ten tavo apdaila fasadų? Fasado apdaila vizualizacija dekoratyvinis tinkas 2 spalvų. O ties įėjimais bus tamsių klinkerio plytelių, ties įėjimais, kadangi į pirmą aukštą tos komercinės patalpas bus įėjimai iš visų. Čia bus tokie, kadangi cokolis aukštas, su tokie bus su palėpimais. Porankių reikės, 3 laiptukai, porankių reikės, bet tai čia detalės. Čia detalės, aš tiesiog, žinot, čia be abejo, čia bus suvyrintas, su porankiu, su visko, kadangi į visus su negalia yra pakliuvimas iš kitos pusės. Jeigu žiūrėsi, reiškia, čia, už vaikų žaidimo aikštelės yra pagal reikalavimus, čia tik stoja tas slidinėjimo. Rampa, pakliūnam į pirmą aukštą, ten turėklinių kaltuvų į 2 aukštą. Ir iš ten A tipo sanmazgas su negalia, iš kurio iš kiekvieną iš biurų pakliūsim iš kitos pusės galės pakliūti. Nes iš pirmą aukštą ne visų yra galimybės. Aišku, čia reikės ekspertuoti dar su negalia, reiks jūs ekspertam dar
pasitikrint, galbūt kažkokių bus dar papildomų reikalavimų, bet maksimaliai stengiausi išpildyti tuos reikalavimus. Ko nenuspėsi, ką prigalvos dabar. Tai kur aš jau susidūręs su tuo, kad kiekvieną sykį naujienų vis kitų. O čia va, tai būtent, čia, reiškia, antstatas šiuo metu yra 3 būtam 1, bet čia situacija tokia tiesiog verčia, kadangi ta dalis, kur rodo, va čia, va, tai reiškia rytinė, yra per metrą aukščiau negu visas kitos patalpos. Ir čia gaunasi toks kalnas ir tiesiog priversti dar užstatyti vieną dalį, kad to duobėj nesirinktų sniegas ir, tiesiog dar vieną truputį bus daplėsta po to. Dabar šiuo metu tai antstatas yra pakankamai minimalaus aukščio, 2,50 m, ir techninė patalpa buvo ventiliacinė didžiulė, tai ją visą išnaudojom. Ir čia, o čia siena, kadangi yra atstumas dar iki šiaurinės pusės, matom, bus išėjimai, terasos bus įrengtos 4 iš kiekvieno būtų. Prie to viso gargaro, tai žinai, nieko. Tai taip, ten nustoja, nuo tos pusės ten. Topologi sporto salės, nei langų nieko nėra, ne? Ne, toj vietoj nieko nėra. Aš ten duotų, neuždengiam nei vieną langą, nieko mes ten nieko nedarom toj vietoj. Leištai, nieko čia. Kur įėjimai, kur kas taip lemba tas išdėk, tik tai, kad praktiškiau būtų, nes tie tinkai nubaladoja, nubrostina ir patiems tai buvo pasiryžęs užsakovas visą pirmą cokolį klijuoti, klinkerio plytelėm, bet per brangu, bet ties įėjimais bus visur paklijuota. Vat, kaip čia, vat, tie pagrindiniai įėjimai, va čia, vat, visur bus klinkerio. Praktika rodo. Klinkerio plytelėm. Žinot, kaip visuomet eina tokiu ekonomišku keliu, bet kad būtų patogu, kad, kaip sakant, irgi jis jau teritoriją tai pasiruošęs sutvarkyti, kaip nupiešiau, taip ir bus praktiškai. Tai aš tai viskas. Dėkui, neturiu aš čia daugiau ką pasakyti. Darbai vyksta, mačiau, vangos mūrijamos, viskas gerai. Ne, tai šitą uždarė esamas nišas, daugiau nedaro, 3 aukštą nedaro nieko, kadangi jau rekonstrukcija prasideda. Čia likti paprasto remonto kol kas buvo apimtyje visi darbai vykdami. Šiuo metu sakyti langai, jie laukia, kada bus kažkur Liepos pabaigoje, tada prasidės. Ir leidimą reikia sulaukti, aišku, dar kad antstatą galėtų pradėti daryti. Biški išplėsti. Gerai, dėkui Rimai, tvarkoj, sėkmės. Gerai, iki. Aš dar noriu pasiklausti, kaip ten su tom gyvenamosiom patalpom, neperžengė? Ne, tikrai, aš skaičiavau kelis sykius, niekiek ten yra tiksliai padaryta tiek, kiek neperžengė ten yra. Aišku, suvėluota bijo su projektu, kai belaukiant, kol detalų planą darė, galbūt žymiai daugiau buvo, iki 50% buvo galima, bet žinai, 2 metai reikėjo laukti, kol sprendinius pakeitė, kad galima į komercinę keisti šitą vietą. Tai buvo belaukiant pasikeitė klasifikatorius. Bet ką darysim, įvykdėm tiek, kiek įmanoma. Aš jau stengiausi tiksliai suskaičiuoti. 20. Gerai, tada. Taip. Ačiū. Gerai, ačiū uždėmesį. Kol kas paliksiu, gal kas prisijungs, tai visiems lauksim dar iki valandą laiko. Gerai. Viso.
Projekto viešinimo laikas eina į pabaigą, kadangi per visą šį laikotarpį, kol vyko viešinimas, daugiau apart savivaldybės darbuotojų prisijungusių nebuvo, tad projekto viešinimo posėdį skaitau uždarytą. Viso gero visiems, kitų susitikimų.